Plungė. Nepuikiai sausio 28 diena. Plungės gyventoje susigūžin vakščio kuožnus savas reikalas. Karts nuo kartą praėdamis pro Plungę gėmusių, legendom patapusių vardinį saulėlį. Ale prie universalinės pradėjo rinktis neaiškę įtartinį tipą. Kažkuo laukia, kažko rezgė. Dar visokiausių vėliavų prisirinkė. Viziek, dar ir Alvyds Viršils atsirado. Ir tas su anas įtartina pradėjo sveikintis. Čia atvažiavo autobusus ir visi kaip kurme pradėjo ienon lysti. Pribrenda reikals išsiaiškinti ton reikalą. Na ką, mylėjai, išvažiaunam į supermiestą, filmautais, o antrą laidą, nepasidausiam. Trūks plyškas laimės Mono Plungė, pilns autobus, o vien jau išvažiavęs. Taip, kad laikykitės, sekmadienį, laikom pirštus ant mobiliakų. Iki. Aš kaip nuleicas. Čia didelė fainas profilis suprojektus, akurat šitą tai Trūks plyškas laimės Mono Plungė! Ciku, caku, ciku, caku! Hei, hei, hei! Eina Plungė, eina Plungė! Hei, hei, hei! Maura, ne Maura! Šūkis gėmė. Liuks. Ginti, papasakok trumpą, kokį velnį mes ten važiuoja? Važiuojame rodyti, kad Plungė, ir kad daugiau Plungės, kad Lietuva nebėra beina ir nepakartojam. Jeigu su mums ir Mono geriausias treneris Lietuvos, tai reiškia, čia ir visa Plungė. O Plungė, jeigu nebalsos, tai iš Plungės ir nebebus. Gerai, jūs šį vakar savo darbą padarysit, kam liks paskiau darbą daryti? Darbą leiktų. Tik tai, kas myl Plungės kraštų žmonės, reiks palaikyti. Jie pateka, balsau, pinigą vis tik, nieka verti. Svarbu duši už Plungę. A gal įsivaizduot, kad pralaimėsi? Iškart gauni kromį pasibaig laidą. Du kartus! Nu kiekvieną. Glik man jau skomben reikalus tvarkė. Alio, Dongus! Ačiū Dongus! On te veitä ruoškilam, saika Plungžat Per Izraelį prisiskombinai viršų. On sakot, bažnyčių nematėti Dongų narekanų. Gera, pragara. Plungė mač! Prašai, kliūn! Raulis! Su kokiu tekslu važiuojate? Su gražiu ir kilniu. Nu? Su kelnės tikslas važiaujam. Lydu jaunimą. Aš girdėjau, kad jums ten teks dalyvauti ledo ir rutulį taiklių įmetim varžybos. Ne, jūs esat neteisus. Aš perėjau į Sabonį lygą, į dabar būsiu lyžų kovos dalyvaus. Aha, jums pamačiais kas tokie? Čia toks sveiks lyžininks reiškas yra, ne? Lyžimtynininks, o ten imtin lyžininks. Nu, atvira pasakys, nu veidą labai matuosi šiandien. Ar dažnai ir tiek kovoti tos lyžų imtynės? Pirmą kartą.
Bet jau treneris jau turėjo treniruoti. Treneris dalyvavo slag. Dalyvavo žmogus. Treneri, gal galite pasakyti, Visą laiką, viskon. kaip jūs tada pernešat pralaimėjimą kartėlį? Naneš. Neneš. Išėjant į balkonį palėdą. Kam nešiuoti? A kuomet paskutinį kartą su Ležingom bevažiava? Antrą klasę. Antrą klasę. Tai dabar iš naujo varys. Jo. A teisinga buvo apsimulis? Teisinga. 5 metų iškojau savo išmiras. Kaip išaugau per antrą klasę 10 Maura, ne Maura! Plungė varo kiaurą! Jie žemaitę prabalsaus! Plungė dar čia atvažiuos! Dėl Vilnius ir neužilgo mes už 10-12 minučių būsim jau prie teatro arenos. Nu, o ten jau didžiulis. Prašau jums, aišku, kantrybės, sveikatas ir tos sielas į dvasį, kur atsivežė čia iš Plungės. Pasiimt būtina vėliavas, plakatus, būgnus, aišku, gerą dušę ir geras pagalos, savas stygas, ko labai reikalinga bus laido. Tikra grandioziniam Lietuvos televizijos LNK projekte Lietuvos supermies. Palaikymą žiauriai jūsų reikės, taip kad neužmirškime, mylėje, ne į ekskursiją atvažiavom. Jau kantrybę savo žemaitiškai išlaikykėm iki pabaigos, parodykėm, kad atvažiavom laimėti, o ne čia šūdą pamalti. Taip kad, mylėje, netrukus prie teatro arenas, prašau jums, aišku, visas vėliavas saugot, prižiūrėti ir per filmavimą. Ypatinga, nenumeskit Plungės vėliavų arba žemaitės vėliavų po kojom, nes tai yra jūsų brangenybė, tai yra juk mūsų miestas, mūsų kraštas, mūsų žemaitėjai, dėl ko mes čia ir esam. O ką Plungė, kraštas, katras yra tikra nerealus, katrame jūs gyvenat, todėl jūs čia ir esat, kad palaikytumėt, balsuotumėt, veisėtumėt, šauktumėt, klyktumėt. Čia toks projektas, čia yra kova už būvį. Jeigu išliksiam visim laikam. Plungė, mūsų jėga, mūsų vienybė. Laimės! Mona Plungė! Truks plyškas laimės! Mona Plungė! Ciku, caku, ciku, caku! Hei, hei, hei! Plungė eina! Hei, hei, hei! Maura, ne Maura! Plungė varo kiaurą! Jie žemaitę prabalsaus! Plungė čia atvažiuos! Jie žemaitę prabalsaus! Plungė čia atvažiuos! Dėjom ant to Vilniaus. Kas Lietuvos sostinė? Plungė! Dideliausių būrių Plungiškė įsiveržė į ton didelį LNK filmavimo salę. Ale ne viens neįsigaunda, nes jau daugelis buvo pereitais įgį atvažiavančią, o kai kurie dar ir iš perną metą prisiminė ton nuostabią salę, kai dalyvavo supermiestį, tik tas atstovaudami žemaitėjus komandam. Duonys tujo pat atsisėda į komandos kapitoną veidą, ten pat jau čiupinėjos ir Gintis Vaitkevičius, ruoždams kapitono stalėlį. Atėjo plunkyti ir dideliausias prodiuseris iš Klaipėdos Bendžius. Tas ir tikrus plungiškis, bet viskom prašnipinėjai, kas daros viskon kitkon ir maloninga mūsų viskon nupasakoj. Duonis pradėjai kabinti dainininkį Irūną, užlaužys anont televizijos paliepė. Visi toliau treniravos, apšilinėjai, biškilioką jaudinos, ale plungiškiams nimaž baimė nedraski pakutuliau, nimaž niekai nebijoji, dėl to, kad pamatė, kad atvyka jau ir anų kapitons man Stonkus, nu tvarkelė bausa. Bet be Stonkaus jauti visi, kad kažko dar trūkst. Vot ir atsirado Plungis sumers, Audrius Klišonis, tvarko, valdžia reiškas yra, įgyva velnį visokiausių kitokiausių Plungės žvaigždžių, meno žvaigždžių. Dabar jau visi jautės, kada sontrop nepasiruošien, o kameras tik zoja, visi tik treniravos, o Plungiškę, norėdami įsikaitinti savo kraują, gozdina visus ir kėlė baimę su savo skanduotėm. O dabar bus jums visiems šakės.
žinote prabalsaus! Plungė daug atvažiaus! Jei žinote prabalsaus! Plungė daug atvažiaus! Jūs savo važiuokit, aš Kaimas! 6,000 balsų, tai nedidelis kaimas. Ir prasidėjo kova tarp Plungės, Marijampolės, Klaipėdos ir Vilniaus miestų. Nu, kon sakė apie Vilnių, jūs jau girdėjot iš Gintauto Vaitkevičiaus. Visi miestą draskės iš paskutiniųjų. Kožnus miesto kapitonas mondravoja, rodė visą Lietuvą, katro mondresnis leižovis, vovesus palaikė, audringa palaikė atvažiavant Sirgale. Ypatinga aktyvi buvo Plungės Sirgale. Vo į Plungės kapitonas man stonkus sulaidė leižovį, kaip primerkų nuėjęs, veins pakėtą, seno rodės talentą. Plungė už savo talentus nimaž nebuvo sarmatas. Vo ir kapitonas mans vis tarė susirgalės, kad dar rektum įgelti priešininkams. Klaipėdos miesto kapitonas, matydams, kad velns raun ir pergalis tol vakarą gal nepamatyti, pradėjo dalyti kyšius, nešė komisiją, rankas bučiavo. Salėje susirinkiant žmonės kaukė, šiela, iš protą, Amberlife naują kostiumą nusiperka, kad tik panoms patektom. Mūsų gintis jaukės iš anu, vo iš paskos jaukės ir visa Plungės sirgalių šotvė. Ir visiems kėlė siaubą, priešams kėlė siaubą su savo kovos dainom. Maura, ne Maura! Ruodos šilimo galo nebus ir kitų miestų vadovą pradėjus kombinėti manto, siūlydamis pasidauti. Pasidaus tau Plungė. Kas įdomiausia, kad ir plungiškiams pradėjai nešti kyšius, idant aniai susirinktom savo žaislus ir mautom numiai. Rada kon pagozdinti. She knows just what to do. She run me to the east, she run me to the west, but she's the gal that I love best. To the brood, oh brood, to the brood, woo, to the brood, oh brood, to the brood, oh brood. Kovinga šventinė nuotaika skraidė po salį ir vis karts nuo kartą reikėdavo pasiklausyti komisijas, kuri tod vakarą pagal savo skonį sprendė apie komandų meninį pasiruošimą. Visus įvykius vertina sąžiningą, nes bijoja iš visų pusių apsuptų televizijos kamerų, katruos filmavo, kur begalėja ir ką apie begalėja. Ale kas įdomiausia, kad tų kamerų šeimininks yra irgi iš Plungės kėlės veikės, taip kad plungiškė su savo lermom nekeik nebijoja į janus atkištų objektyvų. Miestų talentas siautė po salę.
Tiek Plungės, tiek Vilniaus, Marijampolės ir Klaipėdos miestą turėjai suvežė nuostabiausius savo perlus. Orkestrą, šokėją, dainininką Keitį Venskėtą, aukščiausią lygį muzikontą Liorliną už širdiais griebantis melodijas. Tik Sirgale vis nesikeitė. Anei, kaip audringa Baltijos jūra, siautė banguom, visokiausiom išgalėm palaikydami savo miestų talentus. Vargšė komisija kartas nebežinuoja, už katron miestą atidauti savo širdį. O ir televizijos operatorė darbavos nušelin. O Plungės Sirgale, kaip kokiai gaspadorė, ardės po salę. Ir tu pamislyk savo, pradėjai muštis tarpusavie miestų kapitoną. Iš karto teka pakeisti taktiką, nes visi suprata, kad meno veidas salėje nebėra. Teks paleisti sunkioji artilerija, suskambėja karo būgna. Paskutinį žodį turėjai išspręsti aiškę vyrišką kovą. Vo iš Plungės buvo atvažiavęs Lietuvos nusipelnęs treneris Genadijus Klikmans, katras atsivežė biškį peraugusius vakus. Visų miestų sportininkai buvo pagatavę gerklis viens kitam perkosti, vo ir Sirgale atidavė viskon, kol tik beturėjai. Viskas, visų miestų komandas dabar parodė, ko tik begalėjai. Savo darbą padarė, dabar lieka darbą daryti televizorių veizėtojams ir iš savo telefonų balsuoti už Plungę, nes sekmadienį kai kuriems miestams bus šabaš, amen, kaput. Žemaitė prabalsaus! Dėjom ant to Vilniaus! Kas Lietuvos sostinė? Plungė!